galime modeliai. A jūs čia fotografuosit mane, ne? Iš karto? Sveiki, mes iš TV laidos Daug žaibo. Na. Šiandien mes norėtume jums kelis užduoti klausimus. Ar jūs rūšiuojat? Ką rūšiuojat? Šiukšlės? Ai, šiukšlės taip, rūšiuojam. Rūšiuojam šiukšlės. Ką rūšiuojat? Plastiką, popierių, metalą ir stiklą. O gal žinote, kokius konteinerius reikia dėti ar tiesiog? Žinau, plastikas su metalu atskirai, popierius atskirai, tas stiklas atskirai, šitą žinau. Nu, tenka rūšiuoti, nieko nedings. O kodėl rūšiuojam? Kodėl paprasčiausiai nemetama ant žemės? Ne, tai žemės tai kalbos nėra. Į bendrą tą... Nu, man taip atsitinka, kad namuose netelpa, nu tiek susirenka visokio plastiko, to tai tenka parūšiuoti. Tada galiu išvežti ir kitas atliekas. O, tarkim, jūs... Kaip čia pasakyti? Ramiai, klausk kaip nori, tai aš paskui suprasim, visi aiškinsim. Ar jūs norėtumėte išsaugoti žemę kitais būdais, ne vien rūšiavimu? Nu, šitai žemė būtų gerai išsaugoti, bet tai... Nu, jeigu dar kažkokie būdai bus, tai tikrai saugosim žemę, bet tai esmė yra kokia, nu tai tausok, sakykim, energiją žemės, ne? Nu, tausok ką dar? Nu, jau šiukšlės rūšiuoja. Tada visokios išmetamos dujos, nu, mašina važinėja patogu, ne? Nu, tai čia vėl. Dabar įvairiausių dalykų, kuriais, nu kaip, nu, trumpinam žemės gyvenimą, nu, bet tai vat, būtų gerai sklaidą gauti, o kaip dar galim. Galim, pavyzdžiui, taupant elektrą, nu, įvairiausių dalykų yra, bet tai čia, žinai, gyvenimas yra gyvenimas, pasiskubo. O ar jūs galvojate vežti šiukšlės, išmesti šiukšlės į konteinerius, bet kitas, kaip pavyzdžiui, televizorius, energijos priemonės? Tai irgi netelpa, nu, tai veži, priduodi, atsiduodi, taigi keičiasi, televizoriai keitėsi ir kas ir ten kompiuteriai genda, tai tinkamos yra tos tokios, kaip pasakyt, surinktuves, kur gali paskambinti atvažiuoja pasiimti arba pasnuveži. Tai čia jau niekur nedingsta, to taip gyvenimas verčia. Gerai, supratome. Ačiū už atsakymą.